Labadiena, esu vairavimo instruktorė Olga ir noriu Jums padėti teisingai atsakyti į užduodamus prieš praktikos vairavimo egzaminą klausimus. Pradėkime nuo to, kad gali būti du užvedimo tipai. Vienas gali būti su raktu, kitas gali būti be raktės sistema. Jeigu automobilis yra užvedamas rakteliu, raktas turi būti užvedimo spynelėje ir lengvais judesiais sukiojant vairą ir sukant vienu metu raktą, galima atrakinti vairo užraktą. Vairo užraktas yra užrakinamas tik tuo atveju, jeigu jūs išimsite raktelį iš spynos ir pasukiosite vairą iki atitinkamo spragtelėjimo. Tada vairas užsiblokuoja. Jeigu automobilyje yra beraktė užvedimo sistema, vairas užblokuojamas užgesintam varikliui. Pasukiojus į vieną kitą pusę, kol mes sulaukiam, kad vairas pas mus užsiblokavo. Norint atrakinti vairą beraktės sistemoje, mes tiesiog užvedam automobilį ir vairas automatiškai pats atsiblokuoja. Alyvos lygį patikrinsite esant užgesintam varikliui ir palaukius kelias minutės, kol alyva subėgs į variklio apatinį karterį. Tada po variklių gaubtų jūs surasite ryškiaspalvę matuoklę, kurią reikia būtinai nuvalyti ir grąžinti į vietą. Tada išėmus jūs matysite tarp minimumo ir maksimumo alyvos lygį. Jeigu reikia, tai galite dasipilti. Dar būna retas atvejis, kada jūs galite patikrinti neišlipant iš automobilio per borto kompiuterį. Čia viskas priklauso nuo automobilio komplektacijos. Vairo stiprintuvas yra tikrinamas esant užvestam ir užgesintam varikliui. Esant užvestam varikliui, vairas turi suktis lengvai, be jokių trikdžių. Esant užgesintam varikliui, vairas turi suktis sunkiai. Jeigu esant užvestam varikliui vairas sukasi sunkiai arba su kažkokiais trikdžiais, vairo stiprintuvas yra techniškai netvarkingas. Galinio lango šildymas yra jungiamas esant užvestam varikliui. Labai svarbu nesupainioti galinio ir priekinio lango ikonų. Galinio lango ikona yra stačiakampė. Paspaudus ant mygtuko turi užsidegti indikatorius. Po kiek laiko mygtukas gali pats automatiškai išsijungti. Daugumoje modelių įjungus galinio lango šildymą įsijungia automatiškai ir šoninių veidrodėlių šildymas. Aušinimo skystis yra tikrinamas po variklio gaubtu suradus išsiplėtimo bakelį. Reikia nepamiršti, kad kai kuriuose hibridiniuose automobiliuose jų gali būti du. Aušinimo skysčio lygis turi būti tarp minimumo ir maksimumo atžymų. Reikia nepamiršti, kad stovėjimo stabdžių sistemos būna trijų tipų. Vienas yra mechaninis užtraukiamas ranka, kitas elektrinis paspaudžiamas mygtukas arba užsitraukia automatiškai ir dar kai kuriuose automobiliuose su automatinė pavarų dėže sutinkamas dar papildomas pedalas, ant kurio yra parašyta push on off. Tai yra irgi stovėjimo stabdis. Norint patikrinti, ar veikia stovėjimo stabdis, jį reikia įjungti, užtraukti ranką, paspausti mygtuką arba įminti pedalą. Ir esant užvestam varikliui, pabandyti pajudėti iš vietos. Jeigu automobilio galas priešinasi, važiuoja sunkiai, reiškia, jis veikia. Jeigu automobilis važiuoja lengvai, reiškia, jūsų stovėjimo stabdis neveikia. Langų apiplovimo skystį mes pilsime į rezervuarą, paženklintą specialiu ženklu ant dangtelio. Rezervuaras yra po variklio gaubtu. Pasitaiko modelių, kur galinio lango apiplovimo sistemai yra atskiras bakelis bagažinėje. Langų plovimo skystį reikia papildyti tuomet, kai apie tai jums praneša automobilio borto kompiuteris arba susilpnėjusi srovė ant lango. Tam, kad patikrinti priekinio arba galinio lango apiplovimo sistemas, reikia užvesti variklį. Užvedus varikliui turite surasti atitinkamą svirtį,
ant kurios yra pavaizduotos priekinio arba galinio lango apiplovimo ikonos. Kai kuriuose automobilio modeliuose dešinioji svirtis yra pavarų svirtis. Tai yra su automatinė pavarų dėžė. Todėl atitinkamai, norint surasti langų apiplovimo sistemos įjungimą, reikia ieškoti kairėje vairo pusėje. Galinio lango apiplovimo sistemos įjungimas gali būti 3 tipų. Pirmas yra klasikinis svirties nustumimas nuo savęs. Antras yra mygtuko paspaudimas. Trečias svirties pasukimas iki tam tikros ikonos. Esant užvestam varikliui, mes paspausime ant vairo mygtuko su atitinkama ikona ir patikrinsime, ar veikia mūsų garso signalas. Garso signalas turi būti tolygus, gražus ir be jokių trikdžių. Norint patikrinti, ar veikia jūsų stabdžių antiblokavimo sistema, trumpai vadinama ABS, reikia užvesti variklį. Automobilis patikrina ABS sistemą automatiškai ir jeigu nėra gedimų, tai lemputė tiesiog užgesta. Jeigu gedimai yra, ABS lemputė veikia toliau. Stabdžio skysčio lygį mes galim patikrinti po variklio gaubtu esančiame bakelėje priešais vairą. Stabdžio skysčio lygis turi būti tarp minimumo ir maksimumo atžymų, o dalis modulių turi indikaciją ir prietaisų skaidelėje. Jums apie tai praneš atitinkama lemputė. Posūkio signalus mes galime patikrinti įjungus degimą arba užvedus variklį. Įjungus į vieną pusę arba į kitą pusę posūkio svirtį, indikatorius mirksi ritmingai. Jeigu indikatorius mirksi gan dažnai, reiškia viena iš lempučių yra perdegusi. Dar apie tai kai kuriuose modeliuose mums gali pranešti borto kompiuteris. O norint patikrinti vizualiai, mes galim įjungti avarinį signalą ir tiesiog apeiti automobilio ratu. Stabdžių šviesos signalus mes galime patikrinti 2 būdais. Pirmas būdas būtų privažiavus prie sienos arba vitrinos, paspausti stabdžių pedalą ir patikrinti veidrodėliuose šviesos atspindžius. Antras būdas – padėti sunkų daiktą ant stabdžių pedalą ir išlipus patikrinti žibintus. Priklausomai nuo modelio gali būti ir pranešimas skydelėje apie perdegusią lemputę. Dar vienas iš paprastų būdų, kaip galima patikrinti jūsų mobilus telefonas. Padėkite įjungtą kamerą į jūsų automobilį ir pamaigykite pedalą. Atsukus kamerą, vaizdo įrašą jūs galite patikrinti, ar visi žibintai veikia. Darbinį stabdį mes tikrinsime automobiliui stovint vietoje. Užgesintam varikliui esant, stabdžio pedalas spaudžiasi sunkiai. Užvedus variklį, stabdžio pedalas turi spaustis lengviau, bet jo eiga neturi būti ženkliai padidėjusi. Šviesos žibintus mes galime patikrinti išlipus iš automobilio apžvalgos būdu arba esant tokiai funkcijai mums gali pranešti borto kompiuteris. Apie rekomenduojamą oro slėgį padangose informaciją jūs galite rasti ant vairuotojo pusės statramsčio, ant kuro bako užpylimo dangtelio arba vartotojo vadove. Prieš tai įsitikinus, kad padangų išmatavimas atitinka gamintojo rekomendaciją. Slėgį padangose mes tikrinsime paėmus specialų prietaisą manometrą. Atsukus vintilį mes pridėsime manometrą prie jo ir patikrinsime, koks padangose yra slėgis. Paėmus specialų matavimo prietaisą slankmetį arba paprastą liniuotę ir įkišus į griovelį mes galime pamatuoti rašto gylį. Taip pat ant automobilio padangos būna specialūs indikatoriai, iki kurių neturi būti nutrinta padanga. Padangos gylis vasarą neturi būti mažiau nei 1,6 mm, žiemą ne mažiau nei 3 mm. Apžvalgos būdu, patikrinus kiekvieną padangą atskirai, mes turime įsitikinti, kad nėra jokių pažeidimų, guzų, įtrūkimų ar įstrigusių pašalinių daiktų.